Prieš jūsų akis, kaip matote, klumpės, kurios yra sujungtos su Nike AirPod'u. Tai šis darbas vadinasi superpozicija. Šį terminą pasiėmiau iš mokslinio konteksto, iš fizikos. Tai yra tokios mažos dalelės, kurios, kai būna superpozicijos kontekste, tai reiškia, kad jos egzistuoja ir praeityje, ir ateityje vienu metu. Aišku, žmogui sunku suvokti, kaip tai yra įmanoma, bet yra toks kaip fizinis dėsnis. Ir šiuo atveju aš naudoju tą senovinę klumpę ir bandau sujungti su Nike AirPod'u ir tuo pačiu bandau kalbėti apie ateities kartą ir praeities kartą, kuri, kai susiduria gyvenime, gali konfrontuoti, nesuprasti vieni kitus. Čia kaip ir vaikų tėvų šiokia tokia problematika, modernaus gyvenimo, konservatizmo klausimai keliami šiuose darbuose.